Sveiki visi! Nuo 11 dienos prasideda nauja savaitė, taigi su artėjančia pilnaties savaitė, nes liūto dalį dienų bus pilnatis. Taigi, ko galima tikėtis šitą rugpjūčio metą? Noriu iš karto pasakyti, tai puikiai savaitė, nežiūrinti tai, kad to lietaus tikrai pakanka, bet gali būti toks stebuklas, kad šiuo periodu šiek tiek sumažės ir galbūt jau nuo sekmadienio vakaro galim tikėtis kažko tai šiek tiek geresnio ir šiltesnio. Taigi, kadangi vasaros nėra, bet atostogų metas, tai vis tiek mes keliaujam, mes judam, nes būtent šita savaitė bus ypatingai judri ir aktyvi. Taigi, jeigu tikrai netraukia į darbą arba jau atostogos, nepergyvenkite, kad daugiau tinginiaujate, daugiau leidžiate laiką ne sode, ne darže, netvarkot namus, o tiesiog norite gal taip ramiai gulėti ir žiūrėti saulę, išvažiavę kažkur, ar tiesiog pamatę tarp debesų mažą properšą ir pasidžiaugiate tą dangaus šviesą. Na, ši savaitė nepaprastai palankiai sportui, judėjimui ir tęsiasi, tiksliau sakant, tas palankus laikas ir manau, kaip tada sakiau, kad sportininkai gali laimėti Lietuvos, tai ir ši savaitė yra tokia, kai mes galim pasižymėti kažkokiu tai dar kažkuo tai ir užimti kažkokią tai palankę vietą ir tokiu būdu būti matomi pasaulyje. Taip pat nebūtinai sportininkai, tai ir menininkai, ir aktoriai, ir parodos, ir viską, ką mes vežame iš namų, rodome, konkuruojame, eksponuojame ir panašiai. Ši savaitė bus taip pat labai palanki darbiniai, protinio darbo savaitė, todėl jūs turėtumėt, kurie daug dirbate, arba jums reikia kažką įsiminti ar išmokti atmintinai, tai irgi yra labai tam palankus metas ir jūs įsiminsite ženkliai lengviau. Na, o dabar apie kelis prietarus. Na, žinote, kad pilnatis tai yra sudirgimas, tai reikia biškį įtampą ir žmonės, kurie jautrūs mėnulio įtakai, turite būti ypatingai atsargus. Pirmiausia, nevartokite jokių svaigalų, nes efektas gali būti neprognozuojamas, nes žinote, kad per pilnatį atsitinka visokių labai keistų dalykų. Taip? Toliau yra kitas prietaras, kuris sako, niekada nepalikite ypatingai per pilnatį drabužių nakčiai, kad mėnulis neapšviestų. Aišku, pas mus dabar taip lietinga, kad su to mėnulio apšvietimu irgi taip pat problema kaip ir su saulė. Bet yra taip, kaip yra, nes skaitosi, kad ligoniai, jeigu tokius drabužius apsirengia, jiem pablogėja, o maži vaikai būna neramus, naktim klykia ir blogiau vystosi. Nes, čia dažniau eina kalba apie vystyklus, nes, mama pastoviai skalbia, džiauna, tai nežinokit, vystyklus, dabar gal vystyklų tokių nebėra labai aktyvių, bet vis tiek yra mamos, kurios vartoja ir paklodėlės, ir galų gale ir yra drabužėliai, kuriuos keiti kiekvieną dieną naujagimui. Tai šitą žinokite, kad vaikų drabužėlių geriau nenešti, tai yra išnešti ir nepalikti nakčiai. Ar iš tikrųjų net ne nakčiai, o kad mėnulis neapšviestų. Bet jeigu taip atsitiko, jūs privalote tada vėl išnešti dieną ant saulės ir kokią valandą jos palaikyti. Tada viskas neutralizuojasi. Tai šitą reikia žinoti. Labai palanki savaitė meilės reikalams, vėl tęsiasi tas periodas, kai meilės labai geri dalykai, baliam, festivaliam, tik tai labai atsargiai su alkoholiu, nes žinote, kad pilnatis vis tiek yra poveikis labai stiprus ir saugokite save. Taigi, myliu, iki kitos savaitės, ate.